šiandien prasidėjo 6 ryt mano solo kelionės aplink Monblaną, naktlyje. Dabar nustoja. Vakar taip išbuvau apsipsichaus. Galvoju, gal to atkarpą reikia pravažiuoti. Gal ko. Bet šiandien pailsėjo. Ir dar jiems gal ką. Vakar prie recepšino sutiko 2 moteris, mama su dukra, belgės. Sako, jūs važiuoja, jūs einat aplink, ja, sako, nu ko rytoj pradėsit. Ir jūs kaip tik pradės rytoj nuo tos vietos, kuri man reikia pradėti. Ir man taip pakyla nuotaika, man nebereik sukt galvos. Kaip čia patekti, kaip čia nuvažiuoti, kaip čia padaryti. Tai ir aš šiandien kart gerdama valgo košę, geri kavą, pusryčiai šiandien šitokie mundresin, jogurto tarp banano ir leidžiuosi kelį. Kažkaip per naktį, kad taip gerai miegojo. Ir laimingai visiems pavargs, jaučiasi nuovargis. Kelias skaud vieno biškį, taip galvoju, gal į vaistinę nuvažiuoti, netoli su autobusu sugrįžti. Pažiūrėjau, suspėčiau per to valandą. Autobusams 7 pradėt važiuoti, jeigu dabar biškį susisopčiau labiau. Visai galimas daiktas, kad suspėčiau. Nes traukt raumens reikia. Magnę kokią nusipirkti, nežinau. Ir kelias skaud, tai biškiko. Tai va, visiems keliauti yra kažkas tai tokia. Įdomu. Psichologiškai irgi tarsi savim susitaikyti. Nesigaili nė vienos sekundės. Va, štai toks pusryčių stalas. Aš keliauju šiandien į to vieto, kur turėjau būti prieš dieną, bet praleidus vieno riboženkelį, aš turėjau nusileisti į kaimuką. Iš kaimuką važiavau į kito kaimuko, iš kurio turėjau pasiekti kempingo, kuriam ir praleido šią naktį ir tęs dabar savo kelionę jau kito dieną. Kai pasiekiau taško, kurį turėjau pasiekti prieš dieną, aš buvau tokia laiminga, tokia energinga ir taip džiaugiausi pasiekti savo taško ir labai apsidžiaugiau, kad aš prieš tai nepasiekiau tą tašką, nes tiesiog apsidžiaugiau. Ir dabar pailsėjus čiutuko leidžiuosi į apačią jau į Šveicariją. Toks džiaugsmas šiandien visokia lydi. Šiandien iš pačios apačios, kur matas. Va visas tais vingiuotas keliukas. Va tie žalkų prinė matas kažkur užlepo. Va čia lepsda nebedaug belika. Nu tok laimingas, tiek laiming, kad net nežino, kaip to emociją vardinti. Tiesiog. Aukščiausiam šiandien taškį, kur Italijai susikert su Šveicarijai.
Trumpa pauzė. Da iki tiksla valandą 45 minutės. Šiandien eis nedaug, 15 km. Nes todėl, kad turi laiką da. Išgers vandens. Į tolyn. Čia aš jau esu Šveicarijoje. Kol daro pauzę, prie tą pačią ir išdžios palapinę. Įsimiu ir pailsės, nes naisė kempingo buvo šlap. Nekas. Visad būn labai lenksam vakar, kai prikeliauju kempingo. Kempingas didelis, erdvus. Nusipirko vieto, įsitaisio, įsimaudžio. Nebuvo ko valgyti kemping, tai nusipirko čipsą buvo vakarienė. Ir ėjo ilsėtis, laukdam kitos. Prasideda 7 mano kelionės dien. Kuprinėlą suruošt, ištikimos kelionės draugės pastatytos. Ir aš šiandien palieku šį fulį kempingo ir trauk Prancūzijos link. Jaučiasi bišk nuovargis, ne bišk normaliai jaučiasi nuovargis. Bet visiems smag, jau kelionė eina į pabaigą. Da man liko apie 50 kg per 3 dienas. Pat rytą, nevaikiškai, suskaust man sveikos kojos kelią. Aš pašliubdžiuodam, prisėsdam, prisėdu ant akmenėlę ir prie manęs prieja žmonės, amerikiečiai, ir paklausė, kas man nutika, sako, skaud kelią. Ta moteris pasikėlė savo klešnę, sako, gal tu nori, kad aš tau užklijuočiau tokį pleistro. Sako, gerai, o tas vyras to šalimas ir taip žiūri, taip jis didžiuoja savo žmoną, sako, labai gera daktarė iš Amerikos. Ta daktarė užklijavo man to pleistro, sako, jas užfiksuos tau kelią. Ir aš buvau tokia laiminga, be skausmo, toliau galėdam tęsti savo kelionę. Va, kokių gerų žmonių yra ant vietą ir gyvenim nebūčiau pagalvojus, kad tokiu vietoj kažkas tau gali suteikti pagalbą.
kanalo.